šita vieta yra iš tikrųjų, ko gero, vienintelė tikra, kad tai, kad aš gyvas, yra vis tiek Dievo valia ir padėti šiandien dienai tam, kam reikia šiandien pagalbos, yra tęsinys Dievo valios. Mes esame įrankiai jo rankose ir jeigu tu tą suvoki ir nedaryt, tai jau truputį būtų... Bijau, kad Dievas sakytų, tai tu ir baig jau šiandien viską. Tai aš tą ir vadinu misiją ir mes kiekvienasgi turim savo misiją, tik arba mes ją matom, arba nematom, arba tingim daryti, arba netingim daryti. Ar pasiruošę daryti. Tiem žmonėm tuo metu reikia ko gero daugiau negu... Gerai, jums šiandien nerimas, šiaip blogai susipykot su žmona. Tai gal nelyginkim šiandien tos jūsų krūvio ir to žmogaus, kuriam jis supranta, kad jau jo nebėra šiam pasaulyje, jis net pasiruošęs nebūtų. Tai jį pirma, paskui jos. Čia kaip karo lauke, ne? Tai pirmiausia vis tiek žiūri, kam pirmą pagalbą suteikti. Čia, tada jau pereinam. Eiliškumas yra. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, mane taip mokino, kad jeigu gali padėti, turi padėti.